Trečias skyrius – pokalbiai. Pirmas pokalbis. Ar čia tavo brolis? Ne, mano brolis tas aukštas ir šviesus vyras. Ar tu turi seserį? Ne, sesers neturiu, bet turiu dar vieną brolį. Ar jis taip pat aukštas ir šviesus? Ne, jis žemas ir tamsus, kaip mama. Antras pokalbis. Violeta, ar tavo sesuo jau ištekėjusi? Ne, Agnė, ji dar studijuoja. O tavo brolis jau vedęs? Taip. Kas jo žmona? Kristina, labai puiki moteris, graži ir protinga. Mano mama labai myli Kristiną. Gal tu jau teta? Taip. Paulius turi 2 dukteris. Giedrė eina į darželį, o Elenutė dar labai maža. Ar tavo tėvai dar dirba? Taip, abu dirba, bet šeštadienį ir sekmadienį visada važiuoja pas anūkes. Trečias pokalbis. Labas rytas. Prašom pakviesti ponę Audronę. Atsiprašau, nieko negirdžiu. Prašom pakartoti. Ar ponia Audronė yra? Prašom palaukti, tuojau. Ketvirtas pokalbis. Kas yra ši mergina, Dainiau? Čia mano pusseserė. Tavo tėčio brolio duktė? Ne, Rūta, čia mamos sesers duktė. Koks jos vardas? Aurelija. Labai miela mergina. Taip tikrai, ji labai miela. Penktas pokalbis. Prašom susipažinti, Austėja, čia mano vyras. Malonu. Andrius. Man taip pat malonu. Austėja mano sena draugė. Mes esame vaikystės draugės. Pirma užduotis. Tomuk, kur tu eini? Į kiną. Ar tavo brolis eina kartu? Ne, jis negali. Jis šiandien eina į mokyklą. O sesuo? Sesuo eina į parduotuvę. Ar mama eina į parduotuvę taip pat? Mama eina į kirpyklą. O kur eina tėvelis? Tėvelis nemėgsta eiti į parduotuvę ir į kavinę nemėgsta eiti. Šiandien jis nori eiti į muziejų. Ar senelė namie? Dabar namie. Senelė labai mėgsta eiti į teatrą, bet šiandien vakare eina pas draugę. Antra užduotis. Labą dieną. Labai atsiprašau, ar čia gyvena ponas Vilkaitis? Labą dieną. Ne, bet gal galiu padėti? Taip. Labai ačiū. Tas ponas turi 2 sūnus ir 1 dukterį. Vienas sūnus dar mažas, kitas jau studentas, o dukra ištekėjusi? Ir dar jų namuose yra didelis šuo? Ne. Abu sūnus dar maži, o dukra mokinė. Ir šuns jų namuose nėra. Tik didelis juodas katinas. Ne, tai ne ta šeima. Taip, žinoma, tai ne pono Vilkaičio šeima. Gaila, kad negaliu padėti. Nieko. Labai atsiprašau. Ačiū ir sudie. Nėra už ką, sudie.